pagalba yra viešpaties, dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Džiaugsmingai šauk Dievui visą žemę. Giedokite apie jo vardo garbę, šlovinkite ir girkite jį. Šiais žodžiais pradedame šios viešpaties dienos pamaldas. Vardan Dievo, šventoje trejybėje vieno, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ir dabar, pradėdami šias pamaldas, galime kartu giedoti 67 psalmę. Prašom, galite sėstis ir dabar drauge kartu paklausykime Dievo įstatymo iš Mato Evangelijos 6 skyriaus, 1-6 eilutes prieš susikaupiant išpažinties ir atgailos maldai. Žiūrėkite, jog nedarytumėte savo teisumo darbų žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Kitaip negausite atlygio iš savo tėvo, kuris yra danguje. Todėl duodamas gailestingumo auką, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Kai aukoji, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo gailestingumo auka būtų slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė savo atlygį. Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs duris melski savo tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Tai matome, kad šitomis eilutėmis Jėzus mus ragina, kad savo darbais ir elgesiu neieškotume žmonių palankumo, o siektume Dievo atlygio, nes mes dažnai galime sulaukti pritarimo iš žmonių. Žmonės, jie mėgsta savo nuodėmės, jie patinka jos ir jeigu mūsų darbai išteisina nuodėmę, gina ją, tai mes tikrai galime susilaukti jų pritarimo. Ir priešingai, mes galime nepatikti žmonėm, jeigu kalbame apie Dievo šventumą, nes Dievo šventumas daugeliui yra aukštas ir nepakeliamas standartas. Tai todėl kartu drauge prašykime Dievo, kad suteiktų mums jėgų laikytis
šventumo. Paprašysiu pakilti visus atgailos maldai. Brangus Dieve, mūsų Tėve Kristuje, šiandien mes stovime Tavo šventoje akivaizdoje, kad išpažintume, jog savo gerovę ir laimę mėginome susikurti savo pačių nuosavom jėgom šiame praeinančiame nuodėmės ištiktame pasaulyje. Nes šiame socialinių tinklų amžiuje mes dažnai kūrėme tokius savo įvaizdžius, kad įtiktume žmonėms, o nesudraustume juos ir paragintume atsigręžti į Tave. Visur vaikėmės vien žmonių pritarimo, užuot nuolankiai dėkoja Tau už tas Tavo malonės, dvasinės malonės, kurios brangios ir mielos pamaldžiai sielai, bet nebūtinai aprūpina pilvą. Meldėmės tik tai už savo artimuosius ir draugus, už jų pagijimą nuo laikinų ligų, užuot meldę Tavęs jų atsivertimo į Kristų Jėzų. Taigi Viešpatie, šiandien Tave meldžiame, susigrąžink mus savo šventos dvasios galybę, kaip paklydusias avis. Atgimdyk mūsų širdis. Iš naujo, kad mūsų apžilpusios dvasinės akis vėl regėtų Tavo šlovę, o mūsų širdis galėtų nuolankiai Tau dėkoti už tas Tavo tėviškas malonės, kurias Tu mums nuolatos teiki. Giriame Viešpatie Tave už spalvingą rudenį, už lietų, laistantį grybus miškuos. Nuolankiai dėkojame Tau už tą taiką, kurią mėgaujamės savo mažoje, bet brangioje mums žemėje. Priimk šią mūsų atgailą ir liaupsia Tau šventų Kristaus Jėzaus vardu. Amen. Galite prisėsti dabar ir mūsų atgailos sustiprinimui, kartu pagiedosime atgailos 22 psalmę. Tęsime savo atgailą šią psalmę. Show your
pasiklausykime Dievo malonės žodžio iš laiško Romiečiams 8 skyriaus, 33-34 eilutės. Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtarė mūsų. Taigi, te būna pašlovintas Dievas už gailestingumą mums nusidėjėliams, jog atleidžia mūsų nuodėmes per tikėjimą į Jėzų Kristų. Amen. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip tai buvo pradžioje, kaip yra dabar ir kaip visada bus per amžius. Amen. Taigi, pakviesiu dabar atsistoti visus ir drauge išpažinti mūsų tikėjimą pagal apaštališkai išpažinimą. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, nukryžiuotas, numirė ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Galit sėstis dabar ir toliau kartu visi giedosim 220 giesmę. Glory
bėgo, tuoj grįš. Tai gal paskaitysim gal Dievo žodį. Negrįž, matau, ne? Tai gerai, tai pakviesiu vaikus tada. Vaikų pamokslo laikas dabar. Ar ateisi? Paskaitysiu vieną eilutę iš Švento rašto ir paskui pakalbėsim, gerai? Šventas raštas iš tikrųjų duoda mums daug įvairių įdomių patarimų ir naudingų patarimų. Bet šiandien tokia mums eilutė yra. Daugiau su tėveliais skaitysim, bet šiandien yra apie paukščius. Pažvelkite į padangių paukščius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei duonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? Ar vaikučiai kada nors galvojote, iš kur jūs atsiradote? Taip, galvojai tu ir kaip manai iš kur? Ne visada buvai, gimei kažkada, taip? Bet noriu pasakyti, kad net jei mes ir gimėm iš savo tėvelių, mūsų kūrė Dievas. Taip, mūsų kūrė Dievas. Ir mane sukūrė Dievas. Ir tave. Visus sukūrė taip. Ir čia turim dar vieną Dievo kūrinį. Mes vykdome Šventą raštą šiandien tiesiogiai. Sakė, pažvelkite į padangių paukščius. Yra visokių paukščių, tu labai teisingai. Yra labai daug paukščių. Pelėdo yra, taip, bet yra net, šiandien pakalbėsim apie vieną, nors Šventame rašte neparašyta, tiksliai koks tas padangių paukštis, bet mes pakalbėsim apie patį paprasčiausią paukštį. Ir jis yra, koks čia paukštis? Aš nežinau. Nežinai. Žvirblis sufleruoja, tėveliai, žvirblis. Labai paprastas paukštelis, žvirblis. Mieste galima matyti daug žvirblių. Iš tikrųjų, paukščių yra labai daug. Tarkim, Pietų Amerikoje, kokioje Amazonės miškuose, ten labai toli nuo mūsų. Yra labai daug visokių paukščių, labai spalvotų, labai gražių. Bet Kaune yra labai daug žvirblių. Jeigu žiūrėtume, kokių paukščių yra daugiausiai Kaune, tai yra žvirblių. Tai šiandien jums klausimas. Kaip manot, ką žvirbliai veikia? Ką dar? Skraido. Taip? Valgo, skraido, taip teisingai. Ką čia matom šitam paveikslėlį? Maitina vaiką. Ar jūs tėveliai maitina? Aš nežinau, kad tai yra vaikas. Taip, nežinau, kad čia vaikas, taip, bet jūs tėveliai, tėtis irgi maitina, tada mama maitina. O ne? Tai vat vaikučius tėvai rūpinasi vaikais. Ar tėvai rūpinasi, jūs esate saugus su tėveliais, ar ne? Taigi, žinokit, prisimenat, mes esame kalbėję, kad Dievas yra mūsų dangiškas tėvas. Tai jis mus maitina ir jis rūpinasi taip pat. Kaip paukščių tėvai maitina vaikus, taip ir mūsų dangiškas tėvas maitina mus. Aš kviečiu taip pat ir suaugusius dar pabūti tokiais ornitologais ir pamastyti apie paukščius. Šiandieną kalbėsim ir apie paukščius ir apie lauko gėlės, lelijas, o dabar pakviesiu atsistoti. Pasimelsim visi. Viešpatie Dieve, meldžiamės tavo pagalbos, man skelbiant tavo žodį. Prašau Viešpatie, kad tu leistum man tai daryti ištikimai, neiškraipant jo. Ir Viešpatie, kad tai neštų naudą klausytojams, kad jie galėtų būti vykdytojais, šio žodžio vykdytojais, ne tik klausytojais. Ir Viešpatie, ačiū už tai, ką tu darai mūsų širdyse Dievo žodžio skelbimo metu. Dėkojame Viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Vaikus palydėsim, duosim, tau. Galėsim pakalbėti apie paukščius. Mes likę studijuosime Dievo žodį. Šiandien
Šiandieną yra iš Evangelijos pagal Matą, 6 skyriaus, paskaitysiu visą ištrauką nuo 25 iki 34 eilutės. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Pažvelkite į padangių paukščius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent valandą prailginti savo amžių? Ir kamgi rūpinatės drabužiu? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverkia. Bet sakau jums, nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai? Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Tai yra Dievo žodis. Amen. I would like to check, do you have sermon online in English? Okay. Paklausiu, ar turi anglų kad suprastum. Karina, also you can take English. Supranti lietuviškai, šaunuoliai, pagerba, kad mokėsi lietuvių kalbą šitą. Okay. Gal kas nors prisimena, ką mes kalbėjom prieš 2 savaitės? Iš Mato Evangelijos turbūt, kadangi iš jos jau kalbu 2 metai, labai lėtai judam. Bet galiu pasakyti, kad kalno pamokslo liko tik 4 pamokslai. Tai kai kalbėjom jau 2 metus ir liko tik 4 sekmadieniai, tai atrodo visai nedaug. Taigi kalbėjom apie tokius 2 kontrastus arba 2 pasirinkimus. Kalbėjom apie lobius žemėje ir lobius dangui. Kalbėjom apie šviesią akį, kuri mato, ir apie tamsią akį, kuri nemato ir yra pikta. Ir dar kalbėjom apie 2 šeimininkus. Apie dangišką tėvą ir apie mamoną, apie pinigus, apie tuos 2. Ir čia yra panaši ta pastraipa. Žinot, mes kadangi, kad nepamokslautume po 2 valandas, tai mes sukarpom gabaliukais, bet iš tikrųjų tai buvo vienas pamokslas ir mes galim sujungti tas temas. Tai vėl tas kontrastas tęsiasi, tik šiandieną kontrastas yra tarp pasitikėjimo tėvu, kad jis mumis rūpinasi, ir tarp nerimo ir rūpinimuose ir nepasitikėjimo juo, vėl tarp tokių dviejų dalių. Taigi, tokias pažiūrėsime 3 dalis. Pradžioj pažiūrėsime, kas yra mūsų tėvas arba koks yra mūsų tėvas. Tada pakalbėsime, kuo mums nesirūpinti ir tada logiška, kuo mums rūpintis. Taigi, kas tėvas, kuo nesirūpinti ir kuo rūpintis. Prisimenate, kad Viešpats leidžia mus vadinti jį savo tėvu. Ir tai yra visiškai legalu, tai nėra išdidu, tai galima jį vadinti savo tėvu. Ir Romiečiam 8 skyriui nuo 14 eilutės skaitome visi. Vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi gavote ne vergystės dvasią, kad ir vėl bijotumėt, bet gavote įsūnystės dvasią, kurią šaukiame Aba tėve. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Taigi tai labai rimta žinia. Labai rimta žinia ta prasme, kad, sako, jūsų gyvenimas yra visai kitoks, arba bus kitoks, kai suprasite, kad jūs turite tėvą. Arba gyventi be tėvo, nežinant, kad jūs turite tėvą danguje, yra visai kitas gyvenimo būdas.
Vienoks gyvenimo būdas yra, žinant, kai tu turi tėvą, ir kitoks yra mąstymo būdas, kai tu gyveni kaip be tėvo, kaip be dangiško tėvo. Ir tai mus keičia. Ir sako, kad visi, kurie vedami Dievo dvasios arba atgimė iš Dievo dvasios, yra Dievo vaikai. Taigi matom, kad Dievo vaikai nėra tik tai keletas iš kažkokių išskirtinių žmonių, bet sako visi, kurie pakvietė, kurie patikėjo, kurie vedami Dievo dvasios, tampa Dievo vaikais. Ir tapę Dievo vaikais, pas juos ateina gyventi šventoji dvasia. Ir ta šventoji dvasia, sako, liudija jūsų dvasiai, tai yra, reiškia, pasako, primena, kad jūs esate vaikai. Ir tas liudijimas, kad mes esame Dievo vaikai, keičia mūsų gyvenimą. Ir pažiūrėkime į Heidelbergo katekizmą, mes jį nuolat šiandien skaitėm apaštališką išpažinimą, bet pažiūrėkim Heidelbergo katekizmo 26 klausimą, aš paskaitysiu, lėtai skaitysiu, kad apmąstytume. Sako, amžinasis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas iš nieko sukūrė dangų ir žemę su viskuo, kas juose yra, ir visą tai savuoju amžinų sprendimu bei apvaizda išlaiko ir valdo. Dėl savo sūnaus Jėzaus Kristaus jis yra ir mano Dievas, ir mano tėvas. Mes matom, kad jis yra ne tik, pradžioj sako, viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, bet paskui sako, dėl to, ką atliko viešpats Jėzus, jis tapo ir mano Dievu, ir mano tėvu. Ir sako, tas tėvas per savo apvaizdą, pradžioj viską sukūrė, paskui per savo apvaizdą viską išlaiko ir valdo. Mes matom, koks yra. Taigi, toliau galim skaityti, kad sako, per savo apvaizdą išlaiko ir valdo. Toliau, jis aprūpins mane viskuo, kas būtina kūnui ir sielai. O visi sunkumai, kurių jis duoda šiame gyvenime, pakryps į gerą. Visą tai jis gali padaryti, kaip visagalis Dievas, ir nori padaryti, kaip ištikimas tėvas. Nuostabios eilutės. Aš kviečiu šią savaitę, aš kviečiu su džiaugsmu sutikti tuos mano namų darbus, bet šią savaitę pastudijuoti Heidelbergo katekizmo 26 klausimą, 27 ir 28. Jie yra apie tėvą ir jie kalba apie Dievo apvaizdą ir kalba, ką Dievo apvaizda daro mums ir kaip tai mums guodžia. Ir sako, jis nori tai padaryti kaip ištikimas tėvas. Ir jis aprūpins mane viskuo, ko reikia mano kūnui ir sielai. Ir jis kalba apie abu dalykus. Jis kalba ir apie to, ko reikia kūnui aprūpins ir to, ko reikia mūsų dvasiai. Abu dalykus apima. Jis to nesupriešina. Taigi, palieku su namų darbais mąstyti toliau apie tėvą, bet judam toliau šitoje eilutėje. Ir mūsų eilutės ragina, kuo nesirūpinti arba dėl ko nerimauti. Taigi, pažiūrėkime atidžiau. Sako, todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, ar ką gersite, nei savo kūnų, ko vilkėsite. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite. Ką valgysim, ar ką gersim. Visų tų dalykų ieško pagonys. Čia skaičiau 25, 31 ir 32. Kartojasi 2 kartus. Taigi, primenu, kad jis atsako ir fizinius, ir dvasinius poreikius. Ir natūralu, mes gyvendami šiame fiziniam pasaulyje, dvasinio nematom ir gyvenam tarp netikinčių žmonių. Ir tie, kurie netiki žmonės, jie rūpinasi tik tai fiziniais. Ir normalu, tu negali rūpintis to, ko manai, kad nėra. Arba neinvestuoti, kaip prieš 2 savaitės kalbėjom, į ten, kur yra tavo lobis. Tai normalu, kad netikintiesi rūpinasi tik tai, ką mato. Arba tik tai, kas yra šiame pasaulyje. Ir sako, tai yra maistas, drabužiai, galima būtų papildyti, tęsti tą sąrašą, to, ko pragyventi, tai ir namai, ir išsilavinimas, ir kiti dalykai galima būtų tęsti tą sąrašą. Bet, žodžiu, tai, kas matoma. Iš tikrųjų, šventas raštas nekeikia arba nežemina, jisai sako, viešpas pasirūpins tais materialiais dalykais taip pat.
Jis pasirūpins tavo maistu, tavo gėrimu, tavo aprangą. Pajuokausiu, šiandien pamiršau savo talarą, tai dėviu kunigo Franko, pasirūpino viešpats man talaru kitu. Taigi viešpats pasirūpina ir tais fiziniais dalykais, jis augina, aišku, ir mūsų dvasinį žmogų, mūsų keičia mūsų širdį, bet rūpinasi ir tais materialiais dalykais. Taigi, netgi žinom, kad prisikėlime viešpats prikels mūsų šitą seną, sugedusį, nuodėmingą, mirtingą kūną ir pakeis jį į naują, taip kaip viešpačiui pakeitė. Taigi jis nesako, kad materialus aprūpinimas yra blogai, tapkite vienuoliais, asketais, tai yra blogai, bet rūpintis dvasiniais dalykais yra gerai. Jis to nesupriešina, tačiau jis kalba, kas yra svarbiau, kas yra didesnis dalykas. Ir kalbėdamas naudoja pavyzdžius. Pirmas pavyzdys yra paukščiai. Jau kalbėjom apie, paėmėm vieną pavyzdį, ten minė, sako, padangių paukščiai, nepaminėti konkrečiai žvirbliai, bet kalbėjom apie žvirblius. Prisimenu, EBI dėstytojas Dičius, jis sako, man žvirbliai atrodė tokie kaip hipiai, tokie bedarbiai, sėdi, nieko nedaro. Tokie, žinai. O dar čia ir viešpats sako, būkite kaip tie žvirbliai nieko nedirbantis atrodo. Bet nėra taip. Žvirbliai yra labai svarbus paukščiai. Visų pirma, jie labai aktyviai gyvena. Jie renka maistą, kaip ir matėm vaikai sakė, ne? Jie daro daug gerų dalykų, kurie mums reikalingi. Ir dabar trumpai papasakosiu istoriją, kuri vyko 1958 metais komunistiniai Kinijoje. Ir komunistų partijos pirmininkas Mao Tse-tungas, taip atrodo, Mao, pirmasis Mao, nusprendė išnaikinti žvirblius, žiurkes, muses ir uodus. Dabar nekalbėsim, sunkiai sekėsi jam apie muses ir uodus, naikinti, kažkiek kovojo su žiurkėm, bet pakalbėsim apie žvirblius. Ir jis nusprendė naikinti dėl to, kad žvirbliai mano sulės apie 5-7% grūdų. Žodžiu, sako, žvirbliai yra vagys, jie nieko nedaro, tik tai vagia grūdus, reikia išnaikinti. Ir per metus buvo išnaikinta virš 2 milijardų žvirblių. Ir pirmaisiais metais tas derlius pakilo. Ir visi sako, jėga, dar labiau naikinam tuos žvirblius. Ir antraisiais metais, jau toliau, žodžiu, 1959-1962 metais, dėl to, kad neliko žvirblių populiacijos, aišku, tai buvo daug įtaka, daug dalykų, dėl ko buvo didysis badas Kinijoje, buvo daug priežasčių, bet viena iš priežasčių buvo tai, kad nelikus žvirblių, atėjo daug graužikų įvairių skėrių mažų ir kitokių, ir kurie naikino derlių. Ir po to tas derlius krito ne tais keliais procentais, bet keliasdešimt procentų. Ir krentant derliui atėjo didelis badas. Ir per didįjį badą Kinijoje mirė nuo 30 iki 40 milijonų žmonių, kad suprasti, kaip tai yra rimta. Be abejo, tai žvirbliai nebuvo vienintelė priežastis, bet tai buvo viena iš sudedamų dalių, dėl ko tas derlius krito. Ir matom, kaip viešpats yra suplanavęs, sugalvojęs visą tą ekosistemą, kaip viskas veikia ir kaip net mažas žvirblis reikalingas. Taip, galbūt tas vienas mažas žvirblis atrodo daro nedidelį darbą, bet jų visa populiacija daro nuostabų darbą. Ir jie yra reikalingi. Lauko augalai sako, žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverkia. Nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Taip, viešpats sako, kad lelijos neusima lengvąją tekstilę arba neusima drabužių siuvimu. Taip kaip ir žvirbliai arba padangių paukščiai. Jie neskirti žemdirbystė. Viešpats ne prieš žemdirbystę, nes kitoj vietoje galim paskaityti patarlių 6 skyriui nuo 6 eilutės. Specialiai
Seliką tokį matyt atsvarą, kad viešpats ne už tinginystę. Jis sako, tinginy, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas. Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo, bet pasiruošia maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas. Ar ilgai miegosi tinginy? Kada atsikelsi iš miego? Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi sudėjęs rankas ir skurdas, kaip pakeleivis, ir nepriteklius, kaip ginkluotas priešikas. Ateis žodį praleidom. Ir matom, kad viešpats ragina dirbti, ragina gyventi aktyviai, tačiau jis kalba apie mūsų rūpestį, apie mūsų nerimą. Jis nekalba nedaryti, nes buvo kas labai primityviai tiesiogiai pritaikė šitą žodį ir tapo vienuolės, kas sakė, kad net ir nevalgysiu nieko, kas apdorota, padaryta. Daug kas skirtingai suprato šitą vietą, bet viešpats to neragina. Gali matyti visą. Jis ragina nesirūpinti, jis kalba apie nerimą, apie tą mūsų ligą, kuri mūsų kausto, kai mes bijome dėl savo ateities, kai mes bijome, kas mums nutiks. Ir matom, taip pat grįžkime prie lauko augalų, jie irgi turi ekologinę naudą. Bendra ekologinė sistema, kai tu patrauki vieną augalą, griūna visa kita sistema, įtaka jų dirvožemiui, jau nekalbant apie tai, ką kalba, kad pagrindinė jų funkcija tiesiog būti gražioms. Čia merginos moterys gali pasidžiaugti, sakyti, aš norėčiau, kad mano gyvenime tokia būtų misija, tiesiog būti graži. Daugiau nieko gyvenime nereikėtų daryti, tiesiog aš esu graži ir viskas. Ir viešpats, tas lauko lelijas, beje, rašto žinovai ginčiasi, ar tai yra lauko lelijos, ar kokios tiksliai, kokias tiksliai gėlės viešpats mini, bet aišku, kad tai yra gėlės ir kad tai laukų gėlės, nedirbtinai augintos tos, kurios auga, ir kiek yra gėlių, kurių mes niekas net nematom. Viešpats labai turtingas ir dosnus augina gėlės laukuose, niekas jų nemato, atrodo, bet viešpats tai daro, kad tai būtų džiaugtis. Nekalbu, kad yra kai kurios gėlės, kurios yra vaistažolės, gali būti ar augalai kitą naudą duoti, arba vabzdžius renka, arba tie patys, čia apie paukščius jau, tie patys, tarkim, jie, žvirbliai pasirodo labai mėgsta piktžolių sėklas. Jie labiau už viską mėgsta piktžolių sėklas. Jau, tarkim, jie ne tik dalį tų gerų suėda, bet mėgsta ir piktžolės, mėgsta ir kenkėjus naikinti. Taigi matom, kad ta visa. Ir viešpats toliau vis sako, argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Sako, jūs esate žymiai vertesni. Ir už žvirblius, kurių galybė yra, ir už augalus. Ir jis sako, jūs turite tėvą. Jūs esate žymiai vertingesni. Ir tėvas sako, pažiūrėkit, jeigu tėvas rūpinasi gamta, tiek flora, tiek fauna, jis sako, argi dar labiau nepasirūpins savo vaikais. Čia labai daug klausimų. Aš tik šiandien ryte skaitydamas pastebėjau, kiek daug klausimų šito temo, tai viešpats ir mums užduoda. Ir sako, jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, tai reiškia taip gražiai, kuris šiandien žaliuoja, rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Argi jis nepasirūpins jumis? Mes matom Saliamoną, labai nesiplėsim, bet Saliamonas buvo dievotas, jis prašė Dievo išminties ir jis gyveno gyvenimą, bet galas jo gyvenimo nebuvo dievotas. Gale gyvenimo jisai pradėjo tam tikrus politinius žingsnius, tam, kad tuokti su daug žmonių, tam, kad turėti daug iš kitų karalių dukrų imtų tam tikrus politinius sprendimus ir, galima sakyti, jis turėjo visus turtus, kuriuos gali turėti, bet jis pabaigoje gyvenimo nusisuko nuo viešpaties. Ir manom, kad nebereikalo viešpats mini Saliamoną čia šitoj vietoj. Sako, net Saliamonas savo visoje didybėje, arba net prieš 2 savaitės, šiandien nekartosiu, prieš 2 savaitės skaitymą apie Steve Jobs, galite paklausyti įrašą, kaip jis gale gyvenimo sakė, kad ne tai padarys jį laimingu.
Bet viešpats kalba ne tik, kad nedraudžia ko nesirūpinti, bet ir moko, kad kažko rūpintis arba į kur atkreipti savo žvilgsnį. Ir trečia mūsų dalis, taigi kur mes galim žiūrėti. Ir įsivaizduokit, kad tai yra sunki liga arba nepagydoma liga. Ir jūs sako, aš kenčiu nuo nerimo. O tu čia atėjęs, sakai, man nesirūpink ir žiūrėk į žvirblius kažkokius. Tik pasiūlyk, ką tu siūlai. Koks tas vaistas? Ir tas vaistas yra tėvo pažinimas. Ir toliau rūpintis jo karalystę ir jo teisumu. Romiečiam 12 skyriuje 2 eilutė skaitome, kad sako, ir nesitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Akcentuoju, pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Toliau, koks tas vyksta mūsų gyvenimas, kalno pamokslas, kaip mus moko, mūsų protas, mūsų mintys keičiasi, viešpats keičia. Iš nerimo, kaip bus man rytoj, kaip aš gyvensiu, kaip aš pragyvensiu. Iš nerimo viešpats keičia į pasitikėjimą tėvu. Tėvu, kuris rūpinasi gamta ir kuris sako, pasirūpins tavimi. Bet jis mūsų nepalieka tam antrame tam punkte, kur sako, nesirūpinkite ir taškas. Būkit kaip tie žvirbliai hipiai. Bet jis sako, rūpinkitės arba ieškokite. Jis nukreipia, ką mums daryti. Ir sako, 33 eilutė, pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. O visa tai jums bus pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins tavimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargų. Viešpats kalno pamoksle kalba svarbius dalykus, bet šita eilutė yra viena iš svarbiausių, ko gero, aišku, sunku pasakyti, visos svarbios yra, bet sako, dabar yra svarbiausia, ką noriu pasakyti. Graikiškas žodis sako proton, tai tas proto pirmas. Svarbiausia. Dabar sako, pasakysiu, dabar atsisėskit, visi sako, pasakysiu, kas svarbiausia jūsų gyvenime. Nes jei praleisit šitą, viską praleisit. Čia kaip oro uoste, tu gali vaikščioti po parduotuvės, po tualetus, grožėtis. Bet sako, svarbiausia tau lipti į lėktuvą, kurį reikia. Pataikyti pro tinkamus vartus. Nes tu liksi tada tam neišskridęs. Svarbiausia, sako, pirmiausia, tai kas yra, ko nepraleisti jokiais būdais. Sako, jūs moko nesirūpinkit, bet dabar, sako, kai nesirūpinat, svarbiausia, nepraleiskit. Kas yra svarbiausia? Svarbiausia, ieškokit Dievo karalystės ir jo teisumo. O tie dalykai, materialūs, jie yra, jis juos nepaneigia, nežemina, bet jie bus pridėta kaip antrailiai. Ir sako, tai mūsų pakoda, sako, visa tai bus pridėta, nes sako, tėvas žino, kad viso to jums reikia. Dabar pagalvokim, ar mūsų net žemiški tėvai nori atimti iš mūsų kažką, ar nori mumis pasirūpinti. Mes žinome iš savo patirties, kad viešpats atsako į mūsų poreikius, bet neatsako į mūsų įgeidžius, arba mūsų geismus, arba gal net ir ne visas svajonės, kurios yra netinkamos. Kodėl? Mes nežinom, bet viešpats mato, ko mums reikia geriau ir kas yra tinkamiau. Laiške Hebrajams, 13 skyrių 5 eilutė, sako, gyvenkite be godumo pinigams. Būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs, niekada aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Mes matom, viešpats sako, jis aprūpins, būk dėkingas, būk patenkintas, jis niekada tavęs nepaliks ir bėk nuo godumų. Ir paskutinė vieta iš apvaizdos, dar 27 klausimas, kurį sakėm skaitysim, bet sako, apvaizda tai visagalė visur esanti Dievo jėga, kuria jis lyg savo ranką laiko dangų ir žemę su visais kūriniais ir valdo, jog lapija ir žolė, lietus ir sausra, derlingi ir nederlingi metai, valgis ir gėrimas, sveikata ir liga, turtas ir skurdas ir visa kita
mums tenka ne atsitiktinai, o iš jo tėviškos rankos. Mes matom, kad tai neatsitiktinai, bet viešpats dalyvauja mūsų gyvenime ir net jei nutinka liga ar sveikata, derlius ar klestėjimas. Viešpats tai mato, valdo, galim drąsiai sakyti, kontroliuoja, nes jis yra suverenus viešpats ir jis tai daro ir mes juo pasitikim. Ir mūsų akis į jį. Ir tas ieškojimas jo karalystės, aš kviečiu, kad mūsų pagrindinis širdies troškimas būtų ieškoti Dievo karalystės. Kad mūsų širdis ieškotų jo karalystės ir jo teisumo. Mes matom, kad prieš tai 5 skyriui sako, kad 20 eilutė, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovų ir fariziejų teisumo, neįeisite į dangaus karalystę. Sako, esamas teisumas, net jeigu elgsitės taip gerai kaip fariziejai, to neužtenka, reikalingas Dievo teisumas. Ir laiške Romiečiams, kurį mes nagrinėjame kiekvieną antradienį vakarais, sako, tai Dievo teisumas 3 skyriui, tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Tai yra Dievo dovana. Tai mes matom, kad mes pasiliekam, mes išeinam iš nerimo rūpesčių, bet savo mintis nukreipiam mąstydami apie jo karalystę ir jo teisumą. Taigi matom, kad viešpats kalba apie tos 2 pasirinkimus, ne pasilikti nerime, bet pasitikėti juo. Jis kalba, kad sako, jeigu aš rūpinuosi gamta, pasirūpinsiu ir jumis. Jis kalba apie vertę, apie vertės suvokimą, kalba apie tai, kas svarbiausia, kokie mes vertingi ir tai, kas vertingiau mums pirmiausia ieškoti Dievo karalystės. Ir kalba jo gerą valią, pasitikėti juo, nes tai yra tai, kam jis pašaukė. Pakviesiu atsistoti maldai. Viešpatie, Dieve, dėkojam tau už tai, kad tu mus vedi, globoji, rūpinėsi kaip tomis lelijomis ar tais padangių sparnuočiais. Viešpatie, ačiū tau, kad tu esi mūsų tėvas. Leisk mums, Viešpatie, pažinti tave kaip mūsų tėvą. Ačiū, kad tu leidi mus vadinti tave savo tėvu. Ačiū, kad leidi mums kreiptis į tave kaip į tėvą. Ir ačiū, Viešpatie, tau už tai, kad tu darai mūsų gyvenimas. Dėkojame tavo sūnaus, mūsų Viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Pakviesiu toliau giedoti, stojus 46 psalmę, mūsų prieglaudas stiprybė. Yes.
visai nedaug informacijos, tai aš greitai ją supažindinsiu. Tai visų pirma, svarbiausiai turėsime po pamaldų narių susirinkimą. Tai tie, kurie esate bažnyčios, parapijos nariai, kviečiame nepabėgti. Turėsime 10 minučių agapę ir tada iš karto įsipylę arbatos galėsime bendrauti toliau. Tada toliau primename, kad kiekvieną antradienį nuotoliniu būdu vyksta Biblijos studija. Galite paklausti tų, kurie dalyvauja, ar yra naudinga, reikalinga ir įdomi. Galite tie, kurie dalyvauja. Kol kas dalyvauja vyrai. Pradžiai buvo skirta vyrams, bet laukiama moterys, merginos taip pat. Tie, kurie norite prisijungti, prieikite prie manęs arba parašykite man ir prijungsim prie grupės, kurioje vyksta. Ketvirtadienį vyks maldos vakaras. Jis vyksta kas antrą ketvirtadienį. Kviečiame prisijungti melstis. Praeitą kartą, kai meldėmės, pusė meldėsi lietuviškai, pusė angliškai, taigi lietuviai laukiami taip pat, tai prasidėjo nuo tarptautinių pamaldų, bet lietuviškai meldžiamės taip pat. Penktadienį vėl turėsime šeimų kelionę, kuri iniciatyva kilo nuo Sasnauskų, bet dabar jau kita šeima moderuos, šį kartą jau bėgėjai, kitą kartą galbūt vėl kita šeima, arba matysim, viešpats tarnauja skirtingoms amžiaus grupėm arba socialiniam grupėm ir galim būti dėkingi viešpačiui už tai. Tai tiek turbūt primenam apie aukas, toliau kalbėsim narių daugiau susirinkime, tai tiek turbūt yra informacijos ir su mumis kartu yra artimieji. Mes prieš 2 savaitės turėjome laidotuvės ir išlydėjome mūsų tikėjimo seserį Genę Kniukštienę. Ja išlydėjome kartu mes su kunigu Franku, tada laidotuvės vyko Žemaitijoje, Pajūryje. Ji yra iš Vilniaus, evangelikų reformatų narė, giedojo ir chore anksčiau, jau garbaus amžiaus. Taigi maldoj taip pat prisiminsime ir melsimės Dievo paguodos jums taip pat. Ačiū, kad esate kartu. Taigi laikas maldai. Viešpatie Dieve, dėkojame tau už tai, kad tu darai mūsų širdyse per savo žodį. Ačiū viešpatie tai, kad mus augini, statai ir rūpinėsi, kaip girdėjome, kad ir mūsų kūnu, ir mūsų sielų. Tai viešpatie augini mūsų bažnyčią, tiek nematomą bažnyčią, tuos nematomus narius, tiek ir matomą pastatą. Dėkojame viešpatie už tuos, kurie dirba prie šio projekto, už žmonės, kurie neša atsakomybę, taip pat ir už statybininkus, kurie dirba viešpatie, meldžiame, kad tu laimintum jų darbą, laimintum jų sprendimus, kad jie tinkamus jos priimtų ir ta bažnyčios pastatas tarnautų dar kartoms. Viešpatie, ačiū tau už Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią, už mūsų generalinį superintendentą, kunigą Raimondą Stankevičių, taip pat už kitus Dievo žodžio tarnus, taip pat už konsistoriją, jos narius, kurie vakar kaip tik tarnavo, vyko susitikimas. Viešpatie, meldžiamės taip pat iš mūsų parapiją, mūsų parapijos vyresniuosius, valdybos narius, kurie prisėmė tarnybą, tą atsakomybę. Meldžiamės už visus viešpatie, kurie tarnauja tomis dovanomis, kuriomis tu mus apdovanojai. Negalim išvardinti visų, bet viešpatie, tie, kurie tarnauja iš meilės tau, pamatę taip, kaip nesirūpinti kitais dalykais, bet rūpintis tavo karalystę ir tavo teisumu. Ačiū viešpatie, prašom, kad atlygintum kiekvienam dosniai ir esam tai dėkingi. Viešpatie, dėkojame už valstybę, kurioje gyvename, dėkojame už taiką, kad turime taiką, galime rinkti saugiai. Ir viešpatie, meldžiamės už tuos, kurie kenčia, už ukrainiečius, taip pat už karo židinį Izraelyje, Palestinoje. Viešpatie, meldžiamės tavo valios, tavo išminties, priimti tinkamus sprendimus, taip kad viešpatie, tu esi teisingas teisėjas, kuris tinkamai ir teisingai nuteisi kaltus. Ir ačiū viešpatie tau už tai, kad tu vedi ir globoji mus. Viešpatie, meldžiamės už tas mūsų veiklas, kurios vyksta, už Biblijos studijas tiek lietuvių kalba, tiek anglų kalba, kurios vyksta antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais. Meldžiamės už ketvirtadienio maldos vakarą, meldžiamės už penktadienio šeimų vakarą. Dėkojame viešpatie už tai, ką tu vedi, globoji ir darai. Viešpatie, ačiū tau už mūsų brangę tikėjimo seserį iš Vilniaus parapijos, Genę Kniukštienę, su kuria atsisveikinome prieš maždaug 2 savaitės.
Ačiū Viešpatie tau už tai, kad tu veikėjai jos gyvenime, kad ji liko tau ištikima, kad ji tarnavo tau, tarnavo giedodama. Iš to mes galim matyti jos tikėjimą. Ir Viešpatie mes meldžiame už jos artimuosius, kurie yra kartu su mumis. Prašome Viešpatie, kad tu jos sustiprintum savo paguodą, savo malonę, taip kaip tavo žodis Viešpatie moko, kad jeigu mes tikėjome Viešpačiu Jėzumi Kristumi, taip ir Viešpats grįždamas atsives tuos, kurie išėjo prieš mus. Ir Viešpatie tu mus ragini guosti vieni kitus tokiais žodžiais. Viešpatie dėl to ir prašome, kad tu paguostum šias brangės moteris. Ačiū Viešpatie tau už tai, ką tu darai šį vakarą, ne vakarą, dieną, ką darysi dar. Taip pat ir vakarinėse pamaldose, tarptautinėse pamaldose, meldžiamės Viešpatie taip pat už tarptautinės pamaldas, vakarinės, už kunigą Franką, Emilį, kurie tarnauja ten, už kitus tarnautojus, kurie tarnauja, neša tą tarnystę. Viešpatie dėkojam už visas tavo geradarystės, melsdamiesi tą maldą, kurią tu mus išmokei. Dieve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė, galybė ir garbė per amžius. Amen. Par laikas garbinti Dievą aukomis, darykime tai su pasitikinčia širdimi ir su džiaugsminga širdimi. Kai Viešpats ragina, sako, jis myli linksmą davėją, darykime tai ne iš prievartos, neverčiami, bet iš meilės ir dėkingumo jam. Ir giedosime 170 giesmę, ji yra trumpa. Palaiminimui. Viešpats Dievas te laimina ir te saugoja tave. Viešpats Dievas te nušviečia tave savo veidu ir teesie tau maloningas. Viešpats Dievas te pažvelgia į tave gailestingai ir te suteikia tau savo ramybę. Amen. Ir eisime ramybę į pasaulį, kurį siunčia pats Viešpats, kad būtume šio pasaulio šviesa ir druska, gyvensime krikščioniškai, kad žmonės matydami mūsų tikėjimą ir dorą gyvenimą atsigręžtų į dangišką tėvą ir šlovintų jį. Ir pamaldas baigsime tylia malda. Amen.